tavimi naujame epizode ir šios dienos tema yra kaip tapti 1% geresniu negu vakar arba kitaip, kaip galim kasdien priartėti prie geriausios savęs versijos. Tad šis epizodas bus ne apie tai, kaip konkuruoti su kitais ar lyginti savęs su kitais ir būti geresniais negu kažkas, bet būti geresniu negu pats buvai vakar ir iš tikrųjų kasdien priartėti prie tos versijos, kurią tu nori būti ir nori pritraukti savo gyvenime. Tad tikiuosi, kad jums šis epizodas rezonuos ir rašinėju iš labai karšto balio šiuo metu, kur tikrai aš visa tiesiog šlapė ir tikrai neslėpsiu, yra sunku susikoncentruoti, kai yra toks karštis, bet ko aš tik dėl jūsų nepadarysiu. Siunčiu jums daug šilumos iš čia. Ir mano tokie pamastymai yra, kadangi šią savaitę tikriausiai dariau daugiausiai jogos, negu dariau sudėjus visus mėnesius, kiek esu čia, dėl to, kad ėjau kiekvieną dieną klasę, nes, kaip minėjau, Bali nebebūsiu ilgai, bent jau kuriam laiku išvyksiu, tad tiesiog bandau, kaip sakant, paimti kiek įmanoma ir išmokti kuo daugiau ir tiesiog kuo daugiau praktikų patirti. Ir kiekvieną praktiką mes paleidžiam tokią intenciją, ar ne, tai kas užsiemat jogą, jūs tikrai, manau, žinot, apie ką aš kalbu, kad prasidedant praktikai mes tiesiog paleidžiam intenciją, ko mes norim iš šitos praktikos, ko mes čia atėjom, nes kai kurie žmonės įsivaizduoja jogą maždaug kaip mankštą, tiesiog prasimankštom ir išeina, bet iš tikrųjų tai yra daug daugiau, tai yra labai sena forma, joga atsirado prieš labai daug metų atgal, tai yra labai daug filosofijos ir yra iš tikrųjų labai platus dalykas, kas yra joga ir aš tikriausiai dabar susipažinau su joga arčiausiai, kaip esu susipažinus apskritai, kiek laiko buvau Azijoje, nes aš niekada taip arti prie jos nebuvau, kad grinai įlindusi visą šitą virtuvę, kaip dabar esu. Ir man iš tikrųjų tapo vienas iš tokių, kaip pasakyti, ritualų, kas man padeda priartėti prie geresnės savęs versijos kasdien ir iš tikrųjų susijungti su savo kūnu, ar ne? Nes mes žmonės gyvenam, tiesiog darom darbus, turim rutiną, bet kaip mes dažnai iš tikrųjų esam susijungę su savo kūnu, su savo kvėpavimu. Mes iš tikrųjų pragyvenam, pavyzdžiui, pagalvokit, praėjo savaitę ir iš tikrųjų bent kartą sustojot ir tiesiog pakvėpavot garsiai, tiesiog pajutėt, kad jūs iš vis kvėpuojat. Nes per dieną mes padarom tūkstančius kvėpavimų ir mes to patys net nesuvokiam, nes tai vyksta tiesiog automatiškai, ir ne, mes miegam, kvėpuojam, mes dirbam, kvėpuojam, bet kiekvieną kartą mes kvėpuojam. Ir kiekvieną minutę mes galim sugrįžti kvėpavimą, mes galim susijungti su savimi per kvėpavimą, ar ne, nes kvėpavimas visados yra, čia kaip ta tekanti upė, ar ne, kad jinai visados teka, bet tiesiog ar mes patys susijungiam su šituo, ką mes turim su savo pačiu kvėpavimu, ar ne. Tai va čia yra kažkas, ką mes darom jogos praktikose, kad mes kasdien susijungiam su savo kvėpavimu ir mes kasdien sąmoningai susijungiam su savo kūnu, ar ne? Ir dėl to aš ir noriu šią temą paliesti, nes yra iš tikrųjų labai daug žmonių, kurie norim visko daug, norim gyvenime pasiekti kažkokius tai tikslus, ar ne? Ir šią savaitę irgi susipažinau su viena moterim, kurią sutikau jogos studijoje, jinai yra šiaip lietuvė. Ir mes kalbėjom apie Balį, bet sako, kiti žmonės sako, oi, Balis, tai čia yra, žodžiu, pilna šiukšlių, to ir panašiai. Sakau, aš žinau, ką turiu omeny, aš tikrai matau tą blogą pusę ir aš galėčiau iš tikrųjų labai daug papasakoti apie blogą Balio pusę, nes aš čia praleidus tikrai daug laiko, esu viską sudėjus ir žinau aš tas perspektyvas, ta prasme, ir aš suprantu, ką žmonės turi omeny, kai jie maždaug, ta prasme, tikrai aš žinau, ką turiu omeny, bet yra toks dalykas, kad daug žmonių fokusuojasi materiją, o kiti žmonės fokusuojasi energiją, ar ne? Pavyzdžiui, man Balis yra tiesiog, kad aš jaučiu labai gerą energiją čionais ir iš tikrųjų tai yra kažkas nepaaiškinama, net kai pirmą kartą atvykau čionais, man buvo tas toksai, kad wow, čia energija yra tikrai kažkokia kitokia. Ir kiti žmonės galbūt, kurie nėra labai spiritualūs ar dvasingi žmonės, šiaip apskritai galbūt jie tiesiog gyvena materijoje, nelabai ten jie analizuojasi tuos dalykus ar ne, nelabai domisi, tai taip galbūt jie ir nesuvoks tos energetinės pusės ar ne, bet iš tikrųjų yra žmonių, kurie tikrai tai pajaus, bet mes apie tai kalbėjom. Ir aišku, visur yra tas yin and yang, visur yra kažkas tai gero ir yra kažkokia tai neigiama pusė, nes šią savaitę irgi sulaukiu vieno komentaro į savo stories, kad maždaug tavo gyvenimas toks tobulas, ta prasme, sakau, come on, ką tu matai mano storiuose, tai yra, ta prasme, toks mažas procentas, kas iš tikrųjų pas mane vyksta, tu nematai, su kuo aš susiduriu, iš tikrųjų, pavyzdžiui, šiuo momentu aš esu tikriausiai didžiausiai nežinomybė per visus 30 metų, nei kur aš gyvensiu, nei kur aš būsiu, nei kas bus, nei kas, žodžiu, apskritai, pas mane dabar yra visiškas perversmas šiuo momentu ir galbūt mano istorija atrodo, kad aš čia valgau, ten kavinukį geriu, kad čia, žodžiu, rašinėjau podcastą, tobulas perfect life, bet iš tikrųjų mes kiekvienas turim dalykų, kurių mes galbūt ne visada parodom, nes mes
nenorim galbūt visko rodyti, ar ne? Ta prasme, ir yra daug dalykų, kur laikai savo privačius dalykus. Pavyzdžiui, iš antros savo pusės irgi beveik nerodo, nes jis pats tiesiog nenori. Ir aš tiesiog gerbiu jo sprendimą, kad jisai nenori rodytis mano erdvėje, ar kad aš kalbėčiau apie mūsų santykius. Ir galbūt dėl to mes esam tokį ilgą laiką tarpą kartu, nes tai yra kažkas, kas yra pas mus toks laikomas kaip privatus dalykas, mūsų santykiai, ar ne? Aišku, kartais parodau ten kokią nors nuotrauką ir panašiai, bet nežinau, esmė tame biškai nukrypau nuo temos, bet tiesiog norėjau iš tikrųjų priminti tokius dalykus taip pat. Bet kaip mes galim priartėti prie geresnės savęs versijos, tai kasdien savęs klausti, ką aš galiu šiandien padaryti, ką aš galiu duoti, kokią aš žinutę šiandieną atėjau siūsti kitiems žmonėms, ar ne? Ir aš tiesiog visada aš jau kalbu apie tai, kad reikėtų ryte atsikelti, imti telefoną rankas, paskirti laiko dėkingumui, pasėdėti, meditacijai, padaryti kažkokią tai praktiką. Bet labai svarbu padaryti tokią intenciją, ko aš noriu iš šios dienos. Taip, jūs darysit savo darbus, jūs turite savo to-do listą, kuris tikriausiai nesibaigia ir panašiai, bet kokia bus jūsų intencija? Ir paklausk savęs tokių klausimų. Visata, ką tu man šiandieną atsiųsi? Ta prasme, kokią žinutę aš turėčiau siūsti kitiems žmonėms. Ir paprašykite tiesiog pagalbos ir savo spirit guides, kad jums šiandieną padėtų. Arba kur tu mane šiandieną nuvesi, kur tu man parodysi ženklus, kuriuos man reikėtų atkreipti dėmesį. Ir iš tikrųjų, kaip dažnai mes tai darom. Nes ženklai yra pas mus nuolatos. Ir aš vien nekalbu apie 11 ar ten 2. Aišku, čia irgi yra ženklai, yra komunikacija, bet ženklai gali būti, kad tu matai tam tikras žinutes nuolatos, arba tu matai tam tikrus veiksmus nuolatos. Galbūt, pavyzdžiui, šiuo metu jūs norit susituokti ir jums nepasiperša, arba jūs norit keliauti po pasaulį, bet jūs tiesiog nežinot, kaip keliauti po pasaulį, kaip susirasti darbą, kad jums tai leistų daryti. Bet jūs nuolatos matot žmonės, kad jūs išmeta, nežinau, postus, ar mato tiesiog gatvį, kaip žmonės eina susikibę už rankų, arba matai, kaip žmonės ten meta darbus, išvažiuoja keliauti ir ką jūs dažniausiai darot, jūs nusiviliat, oi, tam žmogui kaip gerai, o aš tai negaliu to daryti. Va čia ir yra iš tikrųjų, kad čia jums parodo visata, kad klausyk, tu gali tai turėti, tu gali irgi tą patį daryti, bet nuo tavęs priklausys, ar tu džiaugsiesi, ar tu maždaug būsi tokiom kaip ir pavydo emocijom, kad oi, tam žmogui tai gerai, o man tai ne. Nes jūs dėl to ir matysit, čia yra taip pat kaip su ta mašina, ne, tu nusipirkai kokią ten baltą audinę ir tu pradedi jas matyti nuolatos, ne, tai va čia lygiai tas pats yra su tais mūsų norais, kad jeigu mes kažko norime, mes pradedame matyti labiau visas šitas situacijas ir scenarius, bet čia mums ir parodo, kad tai yra įmanoma ir mums turėti, tik tai mums reikėtų išmokti tom pasidžiaugti, ar ne? Tai va, čia yra vienas iš dalykų, ką jūs galite daryti kasdien, kad priartėtumėt ar geresnės savęs versijos kasdien, tai prašyti savo spirit guide, prašyti visatos pagalbos, kad jums šiandieną duotų ryškius, aiškius ženklus ir gautumėt tam tikras galbūt žinutes, nes iš tikrųjų, žinot, kaip pas mus būna sėdi ir ateina kažkas į galvą, kažkokia mintis arba kažkoks tai ten downloadas ateina pas tave. Tai čia irgi yra visatos būdas su jumis komunikuoti. Dažniausiai tie visi random mintis, kaip sakant, tie visi downloadai ateina tikrai su priežastim. Kai mes, pavyzdžiui, irgi darom jogos praktikose, labai dažnai tiesiog ties karūnos čakrą mes tiesiog sujungiam savo pirštus su savo, žodžiu, viršugalviu ir čia yra puikus būdas iš tikrųjų taip prasėdėti kasdien, ryte galbūt atsikėlus, kai darot savo praktikas ir iš tikrųjų tiesiog susijungti su ta aukštesnioji kanalu, ta visa antena, ar ne? Tai va čia yra tokie paprasti dalykai ir galbūt, aišku, kai kurie iš jūsų nesat galbūt ten labai dvasingi, netikit šitais dalykais, jums spręsti, ta prasme, aš tiesiog dalinuosi, ką aš pati darau, ką aš praktikuoju ir čia yra iš tikrųjų remtasi ne vien tik tai mano pačios pasidalinimais, ne? Apskritai, yra ir pritraukimo dėsnis ir yra labai daug dalykų iš tikrųjų, kurie patvirtina, kaip mes gyvenime susikuriam tai, ką mes norim pritraukti, ne? Taip pat šią savaitę labai išgirdau tokį labai įdomų pasidalinimą, aš parašiau netgi apie tai postą, ne? Taigi, jeigu mes norim kasdien priartėti prie savo geresnės versijos savęs, tos aukščiausios versijos savęs, kur tu matai meditacijose, vizualizacijose, nes prisiminkit, kad kvantinėme lauke gyvena jūsų ir milijonierė versija ir ta, kuri sėdi prie gatvės ir prašo pinigų. Tuo pačiu metu egzistuoja tos pačios galimybės kvantinėme lauke, bet priklausys viskas nuo mūsų vibracijų. Kokiose mes vibracijose būsim, tą mes ir pritrauksim. Ir ne tik, kad aš noriu, bet ar tu iš tikrųjų jauti. Tai mūsų tikslas ir yra, kaip aš kasdien galiu elgtis, jaustis taip, kaip elgiasi mano ta aukštesnioji versija savęs, ar ne? Tai vat klausia savęs šito. Ir kaip jinai elgtųsi. Tai pavyzdžiui, jeigu dabar turi tam tikrą situaciją, kuri pas jūs vyksta gyvenime, gerai, kaip mano aukščiausia versija savęs elgtųsi. Dėl to man, pavyzdžiui, labai padeda vizualizacijos, meditacijos, nes galbūt kažkas jūsų klausytų galvot, ką tu čia kalbi, kokią aukščiausią versiją savęs. Nes vizualizacijose aš matau save ten, kur aš noriu būti. Aš matau, kaip jinai gyvena, aš matau, kaip jinai atrodo.
Ir aš iš tikrųjų vizualiai galiu pasakyti, kaip jinai atrodo, ar ne? Ir aš galiu ją įsivaizduoti. Ir aš stengiuosi per savo vizualizacijos meditacijas kuo daugiau išjausti tai, ką jinai jaučia. Ta visą gausą, tą visą, kaip sakant, overflow gyvenime, ar ne? Tuos visus pasirinkimus, kuriuos jinai gali priimti ir gali kitiems duoti taip pat. Aš tiesiog matau savo vizualizacijose ryškiai. Ir kasdien yra tas klausimas, tai kaip aš galiu prie jos priartėti. Tai kaip jinai elgtųsi toj situacijoje, kurioje aš dabar esu. Ar jinai iš vis dėl tos situacijos pergyventų, ar maždaug sakytų, ta prasme, čia iš vis net nekreiptų tai dėmesį, ar ne? Arba kaip jinai elgtųsi tam tikrai žmonėms. Tai va čia toks buvo pasidalinimas irgi, kad sako, mano, žodžiu, mentorė čia, iš kurios aš mokiausi labai daug apie astrologiją, gimimo diagramas ir panašiai. Jinai pasidalino, kad dalyvavo Joe Dispenza 7 dienų retryte. Beje, čia yra kažkas, ką irgi labai norėčiau gyveninti, nes wow, iš tikrųjų žiūrėjau visą jos 7 dienų patirtį, tai čia buvo kažkas nerealaus, žinokit, ta prasme. Wow, tikrai kažkas wow. Ir jinai ir šiaip yra iš tikrųjų labai aukštose vibracijos ir taip kaip žmogus, bet jinai sako, aš grįžau po to Joe Dispenza retryto ir sako, aš niekada nebesu tokia pati, kokia buvau, kai išvykau, nes iš tikrųjų tu ten tiek daug susijungi su ta savo aukščiausia savęs versija, nes ten yra meditacijos, hipnozės, nu žodžiu. Ir jin dalinosi, kad sako, paskutinę dieną mes iš tikrųjų ir kalbėjom apie tai, kaip pats Joe Dispenza dalinosi, kad ar ne, ką mes galim dabar padaryti išėję iš šito retryto, ar tiesiog turėti šitą informaciją, mes darom visas meditacijas ir nieko su tuom nekeisti, ar kasdien priklausti savęs, tai kaip aš galiu būti aukščiausia savęs versija. Ir sako, man buvo toksai įvykis, kad aš pamačiau žmogų, kuris dalinosi tam tikrų video, kaip editina, ir aš paklausiau, kas tau editina video, aš labai norėčiau to žmogaus kontaktų. Tas žmogus ją atrašė, aš nesidalinsiu to žmogaus kontaktais, nes jis yra mano. Ir jis sako, gerai, viskas gerai, ta prasme, čia tavo pasirinkimas. Ir kas jai nutiko, kad kitą dieną jos paklausė kitas žmogus, irgi kažkieno tai kontaktų, būtent dėl kažkokio tai video montažo, žodžiu. Ir jinai parašė, žodžiu, to žmogaus vardą ir panašiai, ir jau buvo parašysi tokį sakinį, tik su niekuom nesidalink. Ir tada jinai sustojo ir paklausė savęs, ko norėtų mano aukščiausioje savęs versija. Ar jinai norėtų, kad kiti būtų gausoje, nes tu esi pats tokiose vibracijose, ar jinai norėtų, kad nebūtų kiti gausoje, o jinai būtų tik gausoje, ar ne? Ar jinai tiesiog blokuotų žmonės nuo to pasiekiamumo, kad va, žiūrėk, čia yra kažkieno tai kontaktai. Ir jinai tiesiog ištrynė tą sakinį ir parašė, kad žinai, jei kažkam reikės, dalinkis su to žmogumi, to žmogaus kontaktais. Tai čia yra gausa, taip elgtųsi ta versija tavęs, kuri gyvena gausoje, kur yra visiškas overflow, nieko nelaikytų savo, ta prasme. Tai čia yra puikus iš pavyzdžių, ar ne, nes iš tikrųjų praeinam gatve, ar ne, tai kaip mes žiūrim tos žmonės, ai, čia tas važiuoja, koks čia loseris, čia tas ir tas ir tas, ar mes tiesiog galbūt siunčiam savo mintimis meilę tiems žmonėms. Pavyzdžiui, aš darau šitą podcastą dėl to, kad aš net, kaip pasakyti, yra nemokamas podcastas visiems žmonėms. Ta prasme, jūs galite klausyti nemokamai, taip, norit prisijungti prie mano platesnių programų, kur dirbam su viskom plačiu, be abejo, yra mokesčiai, dėl to, kad iš tikrųjų aš duodu savo laiką ir energiją tam, bet šitas podcastas yra visiškai nemokamas. Tai čia jūs galite ateiti, klausyti, aš dalinuosi realiai viskuom, ta prasme, aš tikrai dalinuosi, ką aš pergyvenu, per ką aš einu ir aš nelaikau to sau, nes aš žinau, kad tai gali padėti kažkam kitam. Ir energija taip teka. Energija, pinigai, viskas yra iš tikrųjų energija. Ne? Tai tas pats, kad kalbėjimas, kažkokios informacijos perdavimas yra energija. Ta energija iš tikrųjų sugrįžta man kažkokiu būdu, ar taip, ar taip. Ne? Netgi už šitas podcastas yra visiškai nemokamas. Ir čia netgi nėra tokia intencija, kad kažką iš to gauti. Man iš tikrųjų labai patinka dalintis su žmonėm dalykais. Aš esu tiesiog natūraliai mėgstu tai daryti. Ir man tai tiesiog labai patinka vesti podcastą ir ateiti čia pirmadieniais. Tai va, čia toks pavyzdys, ar ne? Tai ką aš galiu duoti žmonėms, ką aš galiu duoti kitiems žmonėms, kaip aš galiu servinti. Ir aš žinau, kad tam tikrus dalykus, kuriuos aš pasakau, yra iš tikrųjų downloadai iš aukščiau, ką aš galiu perduoti žmonėms ir ką žmonės gali išgirsti. Tai aš esu kaip tas vedlys, taipogi kažkam tai. Ir jeigu aš to neveščiau, galbūt vėlgi tas žmogus nebūtų išgirdęs to žinutės, suprantat? Tai va, tai jūs kiekvienas iš jūsų esate lygiai tokie patys žmogus, ar ne? Bet labai gerai savęs paklauskit kasdien, kaip mano aukščiausioje savęs versija elgtųsi šitoje situacijoje, ką jinai darytų, kaip jinai atsakytų. Ar jinai iš tikrųjų taip elgtųsi, kaip dabar elgiausi, ir kasdien tiesiog galite vakare atsigulę pagalvoti, ar šiandien buvo mano aukščiausios savęs versijos diena. Ar ne? Ar ne? Tikrai bus dienų. Ir aš nesakysiu, kad aš irgi esu perfekt. Netgi jeigu atlikinėjau labai daug praktikų, mano draugas ego tam tikros
pasąmonės, ten senos programos, kurios jau yra užprogramuotos, išlenda ir aš vėl nesąmoningai elgiuosi taip, kaip aš nenoriu elgtis. Ir tada tu sėdi ir galvoji, ką aš čia padariau, ką aš čia pasakiau ir vėl aš grįžau prie to pačio, ar ne? Ir vėlgi tu bandai iš naujo. Ir čia yra viskas dėl to gerai, ar ne? Tai vat nereikia būti tuo, kaip sakant, toksiniu pozityvu, kad oi, viskas pozityvu ir mes ten žodžiu niekada neklystam ir mes dabar visada būsim pozityvus, ar ne? Dėl to, pavyzdžiui, man patinka į dabar pas tuos instruktorius, kur aš einu. Nes jie yra iš tikrųjų rimti instruktoriai, kurie nėra tose trenduose jogos ar ten kažkur išskridę, kur maždaug tas vadinamasis spiritual bypassing, ar ne, kai tu va, tipo, maždaug viską ignoruoji, kad net nepažiūri ten tom neigiamom emocijoms į akis. Pavyzdžiui, jau taip pykti ir tu maždaug, ai, tai čia viskas gerai, tai ką tu čia nereikia parintis. Nes iš tikrųjų mums labai svarbu yra išjaustas emocijas, nebėgti nuo jų. Jeigu tu jauti liūdėsi, tai jausta liūdėsi, jauti pykti, jausta pykti, ar ne? Bet nebūti tuo, kad maždaug aš tik toksinis pozityvas ir aš tik tai pozityviai apie viską galvoju ir žiūriu, nes gyvenime yra visko, ar ne? Tai bet man dėl tos praktikos labai ir patinka, nes mes pažiūrim tiesą į akis ir mes tiesiog nesam tie, kur ten maždaug su unikornais, ar ne, skraidom, ta prasme. Bet tiesiog mes gaunam tos įrankius, kaip mes kasdien, galim vėl įeiti tą groundinės, kaip galim vėl susijungti su mūsų žeme, ar ne, kaip mes galim vėlgi susijungti su visatos energija ir gauti tam tikrus pranešimus ir būti more grounded, kaip sakant, ar ne. Tai va čia yra viso ko esmė, o ne tiesiog būtume pozityviame kažkam toksiniam pozityvė, kur tu apsiminėjai, kad viskas gerai, nors tikrai nėra gerai. Ir aš manau, puikiai žinot, apie kokius žmonės aš kalbu, nes tikrai mes tokių kartais ir sutinkam. Ypatingai šiais laikais, kai yra tas naujas spiritual, ta prasme, Bali, čia yra labai stiprus dalykas, kai žmonės iš tikrųjų, wow. Jie tiesiog tiek daug kalba apie visus šitos dalykus ir maždaug kokie mes esam čia dvasingi, bet nueina į kavinę, elgiasi su vietiniais labai negražiai, tiesiog labai baisu, labai negražu netgi iš šono kartais žiūrėti. Tikrai esu mačius tokių situacijų, o tikrai netame yra esmė, kad tu vaikštai kristalais apsikarščiojęs ir ten rašai kažkokius tai postus, bet jeigu tu iš tikrųjų nesielgi taip, kaip sakant, gražiai su kitais žmonėms, tai čia yra visiška melo savo. Tai va čia ir yra viso ko esmė, nereikia būti apgautėm iš socialinių tinklų ir manau tikrai irgi esate sutikę žmonės, kur social media atrodo visai kitaip, o gyvai jie visiškai kitokia energija. Labai daug tokių žmonių, taip kad reikia iš tikrųjų tai suprasti. Tai va, tai bus tiek šiandienai, tai tikiuosi, kad šis epizodas įkvėps ir duos labai daug jums pažiūrėjimo. Ir taip pat norim priminti, mėlyje, aš kiekvieną savaitgalį primenu, kad yra kosminis aš, tai yra mano savarankiško mokymosi kursas, kurį sukūriau žmonėms, praeidama pati per iš tikrųjų didelę pamoką, kas man padėjo labai daug ką suprasti apie save, apie kitus žmonės ir iš tikrųjų sukūriau tą kursą, kad jūs taip pat galėtumėt be jokių astrologinių žinių, tiesiog be jokios patirties patys ateiti per 5 modulius, išmokti labai daug apie save, nuo savo sielos misijos iki savo talentų, gausos kodų, jums tinkamiausios krypties, pasąmonės blokų, šešėlinių pusių, taip pat kaip mėnulio fazės ir mėnulis kasdienius įtakoja skirtingai, kai jūs suprantat savo gimimo diagramą. Ir prie kiekvieno modulio yra prisektos darbo knygutės, tad jūs galėsite viską integruoti, pažiūrėję video ir gaunate prieigą prie kurso visam laikui, viskas yra sukurta vienoje platformoje. Tad jeigu nori susipažinti su savo kosminiu paveikslu, taip kaip dar niekada nesusipažinai ir iš tikrųjų žinoti daug ir apie kitus, kviečiu tave iš tikrųjų pradėti šią kelionę su kosminis aš, tu gali įsigyti šį kursą bet kada. Nuorodos yra prisektos prie epizodo aprašymo. Kodas 2026 kosminis suteiks 40% nuolaidą, tad vietoj 111 eurų kainuos tik 66 eurai. Taip pat šiuo metu vyksta mano vidinė narystė ir vidinio rato nariams iš tikrųjų dalinuosi tikrai labai daug informacijos. Šiuo metu mes einame temą apie gausą, apie tai, kaip stiprinti ryšį su pajamomis, kad juos įsiplėsti, balansuoti nervinę sistemą, tad taip pat galite prisijungti ir galėsite peržiūrėti ir mano seminarą ir taip pat praktinės užduotis, kurias duodu studentams. Taip pat ateinančią savaitę turėsime Zoom skambutį su jais, kur žmonės galės dalintis įžvalgomis, klausti ir tiesiog galėsime susipažinti. Tad tikrai, jeigu norite būti ir mano tame vidinėme pasaulyje, kviečiu būti vidinio rato nariams. Narystės mokestis 22,22 eurų ir turit galimybę atšaukti bet kada, jeigu jūs jausit, kad nenorite tęsti toliau. Nes kito mėnesio temą taip pat greitų metų paskelbsiu. Ir taip pat, jeigu jums rezonuoja, mėlyjei, paklauskit savęs, ar mano aukštesnioji versija savęs dalintųsi šito podcastu, manau, kad tikrai taip. Tad nelaikykite jo savo ir nepamirškit palikti atsiliepimo, ar palikti thumbs up, ar padėti 5 žvaigždutes ir galite su manimi susipažinti Facebook'e, Agnė Der, Instagram'e ir TikTok'e, pakeisk savo gyvenimą. Tad ačiū Jums ir iki sekančio karto.